Labą dieną, labas vakaras, labas rytas. Nesvarbu, mes šiandien sugalvojame, kad komentuosime filmus. Pirmas iš filmų bus 2012 pasaulio pabaiga. Na, tai kaip tau tas filmas? Na, kai jį mačiau, nemačiau, iš viso galima sakyti, kad turėtų būti įdomus filmas, bet žinau, kad pusė juo prapasakoja. O ką tu man apie jį? Na, aš manau, kad aš mačiau rusų kalbą ir aš supratau tik kelius žodžius. Na tai buvo taip, kad man tiesiog užteko pažiūrėti meniu. Jau visas filmas buvo aiškus. O dar po to, kai peržiūrėjau naktį sapnavus. O baisus filmas? Ne, tiesiog jisai kažkaip paveikė. Nežinai, 2012 taip įkvėpė pasaulio pabaigai. Nu, tai gal pasiims, jeigu bus iš tikrųjų taip 2012, tai gal pasiskolins minčių iš filmo. Gal pasiskolinsim, susikrausim iš anksto lagaminus ir keliausime. Nu, į tą kinietišką, kur tam, kinietiškas ar japoniškas buvo tas laivas. Jo, nežinau apie ką tu, bet tikriausiai kinietiškas. Tai aišku, Kinijoje viskas pagana. Na gerai, mūsų kitas filmas yra Saulėlydis. Saulėlydis. Daugam nepatinka, daugam patinka, kiti iš viso manijai. Man atrodo, aš prie jų prisidėsiu tuoj. O man atrodo, kad aš ne. Na, mačius filmą, viškimą, žinau, žmonės nusivylė, kad vampyrai blizga šviesoje. Ne? Na, pažiūrėk filmą. Pažiūrėsiu. Mane įkvėpė, kaip yra mergaitė tau žurnale. Aš net nežinau, kad tas Edvardas yra vampyras. Kai perskaičiau klausimą, kiek Edvardui metų iš pasiūlymuose buvo 200, 105, 109, 108. Aha. Nu, tai man jisai patiko. Reikės pabandyti pažiūrėti. Nu, aš pasiimsiu knygas, kai pažiūrėsiu, kas ta pusė tiesos yra knygų, kiek ir filme. Na gerai, dabar eisim apie įsikūnijimas. Įsikūnijimas. Na, pusę filmo mačiau namuose, galą filmo mačiau stovykloj ir esu pasimetus. O aš iš vis nemačiau. Rimtai? Ja. Aha. Įdų, Na gerai, na šiaip tai reikia susikaupti ir visą peržiūrėti. Įdomus. Taip. Dabar pereikime prie filmo Avataras. Mes jau tą ką tik komentavom. Troy Simpsono filmas. Na gerai. Komedija nebloga. Dievui padėkoti tau šventai penį. Jo. Nu. Tai yra nesąmonė. Nu ir dar dabar paskutinis Šrekas ilgai ir laimingai. Įdomus filmas. Labai įdomi komedija. Man labai patiko jų įvairios tos kvailos kelionės aslį. Jo. Iš kur žinai mano vardą? Tas tai geras. Jau. O Pūkis. Tas tai Akytas gera dalis, bet čia ne tam filme buvo. Ne, buvo ir tam jų, kad palaižytų. Kada savo... Na gerai. Na, ačiū, kad mūsų klausėtės, prašome komentuokite ir gyvenkite ilgai ir laimingai. Amen. Amen.